Šiaulių oro uostas. Tarptautinis Šiaulių oro uostas yra šiaurės rytų Europos šalyje Lietuvoje, Šiaulių mieste, kuriame yra geriausios sąlygos daugiarūšio transporto tinklo plėtrai. Galima jungti visas transporto rūšis – oro, sausumos bei vandens. Šiaulių oro uostas didžiuojasi, kad turi ilgiausią Baltijos šalyse net 3500 metrų kilimo ir tūpimo taką. Juo gali leistis visų tipų neriboto tūpimo svorio orlaiviai. Dėl turimos įrangos, oro uostas gali priimti orlaivius ir teikti paslaugas visą parą ištisus metus, net ir sudėtingiausiomis oro sąlygomis. Oro uoste garso apribojimai netaikomi, o tai užtikrina nepertraukiamą oro uosto darbą 24 valandas per parą. Šiaulių oro uostas atlieka karinio ir civilinio aerodromo funkcijas, kurio infrastruktūra, kilimo ir tūpimo takai, orlaivių stovėjimo aikštelės, peronai yra pritaikyta tiek karinių, tiek civilinių orlaivių aptarnavimui. Dviejose iš 3 peronų priimami Lietuvos karinių oro pajėgų orlaiviai bei NATO policijos misijos naikintuvai. Kitame perone civiliniai orlaiviai. Teritorijos saugumą užtikrina stebėjimo kameros ir aviacinio saugumo tarnyba, todėl krovinių siuntėjai bei gavėjai gali būti ramūs, kad jų prekės Šiaulių oro uoste bus apsaugotos aukščiausiu lygiu. Veikla. Antžeminį orlaivių aptarnavimą oro uoste teikianti savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas yra užsibrėžusi teikti viešąsias krovinių bei keleivių gabenimo oro transporto paslaugas ir užtikrinti jų kokybę. Įmonė organizuoja visas antžemines paslaugas orlaiviams, keleiviams bei kroviniams, orlaivių statymą, pakrovimą bei iškrovimą, degalų pylimą, keleivių bagažo tvarkymą, verslo klasės keleivių aptarnavimą, keleivių bei įgulos maitinimą, ledo šalinimą nuo orlaivių bei kitas paslaugas. Šiaulių oro uoste veikia visos krovinių tvarkymo ir keleivių aptarnavimo tarnybos, pasienio kontrolės punktas, muitinės postas, muitinės sandėlis, kurio operatorius yra UAB Rikusta, fitosanitarinės patikros postas, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Įmonė daugiausia patirties turi aptarnaujant krovininius orlaivius. Specialiai apmokytas profesionalus įmonės personalas bei naudojama įranga sudaro sąlygas priimti ir tvarkyti pačius įvairiausius krovinius, nuo standartinių iki negabaritinių, didelės vertės bei karinių krovinių. Didžiuojamės, būdami vieninteliu oro uostu Baltijos regione, per kurį oro transportu eksportuojami gyvūnai. Savo orlaivių aptarnavimą mums patiki tokios žinomos oro bendrovės kaip North American Airlines, Volga Dnepr Airlines, ULS Airlines Cargo, Kalita Air, El Al Cargo, MNG Airlines, Kavok Air, Ukraine Air Alliance, Kal Cargo Airlines ir kitos, todėl galite nebejoti, kad jūsų krovinių deramai pasirūpinsime. Šiaulių oro uosto infrastruktūra pritaikyta užsakomiesiems keleiviniams orlaiviams priimti bei išskraidinti. Tam buvo rekonstruotas keleivių terminalas, dabar jis atitinka visus Šengeno sutarties reikalavimus. Keleivių terminale įrengta svarbiausių asmenų patalpa, kuria prireikus gali naudotis tiek valstybinės delegacijos, tiek verslo atstovai. Verta paminėti ir tai, jog užsakomieji keleiviniai skrydžiai iš mūsų oro uosto vykdomi į tolimas Afrikos šalis. Mūsų vieningas profesionalių darbuotojų kolektyvas laukia, kada galės pasirūpinti jūsų kroviniais, su šypsena išlydėti svetur išskrendančius ir pasitikti iš svečių šalių parskrendančius keleivius.